Sveiki visi, esu Eimantas ir šiandieną dalyvaujame dar vienoje parodoje, Resta, Vilniuje. Turime 3 Hikvision stendus ir be jų dar turime Hikvision LED ekraną. Kalbant apie ekranus, ne tik mes juos naudojame, tačiau ir mūsų klientai, kuriuos matote man už nugaros. Eksponuosime visą savaitgalį ir būsime pasiruošę atsakyti visus jūsų klausimus. Ir toliau žodį perims mano kolega Karolis. Sveiki, esu Karolis iš BK grupės. Esame Resta parodoje. Šioje parodoje atsivežėm 2 SVIZO stendus, skirtą vidaus ir lauko vaizdo stebėjimo kamerom. Taip pat turime AX Pro apsaugos sistemą. 4G kameros įdomiausi mūsų renginiai, todėl kad informaciją gali siųsti per SIM kortelę. Kitom vaizdo stebėjimam kamerom reikia informacijos būdą perduoti per Wi-Fi arba LAN. Šios kameros informaciją siunčia per SIM kortelę, kurią fiziškai dedate į pačią kamerą ir jinai duomenys siunčia per telemetrinę kortelę į jūsų telefoną, planšetę arba kompiuterį. Turime PT, tai reiškia valdoma vaizdo stebėjimo kamerą ir kryptinę. Turime ir kryptinę vaizdo stebėjimo kamerą, kuri yra Wi-Fi-ne, jinai ant savęs turi saulės moduliuką. Nedidelis, 1,4 vatų, bet vis tiek papildomai gali paskrauti jinai pati save. Visom akumuliatoriniam kamerom rekomenduojame kartu įsigyti ir saulės modulių, nes jisai papildomai užkrauna ir maitina kameros akumuliatorių. Valdoma lauko kamera turi 10400 mAh akumuliatorių, kryptinės 5200 mAh akumuliatorių. Pagrindinis privalumas yra tai, kad jos gali filmuoti visiškai bet kur. Dauguma žmonių naudoja šias kameras statydami namus arba medžiotojai norėdami apsaugoti arba stebėti gyvūnus miške. Wi-Fi-nes lauko kameros, jų yra daugiau, pasirinkimas be abejo yra platesnis. Pagrindai yra 2 tipų, tai yra kryptinės, kaip šios, arba valdomos kameros. Populiariausia kamera šiuo metu yra H9C, todėl kad jinai turi kryptinį ir valdomą objektyvą, tačiau naujoji į rinką pasirodžius yra H90, kuri turi abu valdomus objektyvus, ir viršutinį, ir apatinį. Taip pat turime H8C POE kamerą, jinai informaciją perduoda tik per internetinį laidą. Kitos visos SVIZO kameros informaciją perduoda per Wi-Fi, LAN arba SIM kortelių. Tuo ši kamera yra unikali. Galim pereiti ir prie vidaus stendo skirto SVIZ įrenginiams. Tai pradėkime nuo vidaus kamerų. Paprasčiausios iš jų tai yra H7C, jinai turi 2 objektyvus, jinai skirta vidaus stebėjimui. Objektyvas stacionarus, o šis besisukinėjantis aptikęs žmogus seka jį. Įdomus dalykas yra tai, kad jinai turi patruliavimo funkciją, reiškia, kas tam tikrą laiką jinai gali apsisukti aplink savo ašį ir turi dar papildomą pašvietimą. Tai jeigu naktį norite savo augintinį, kaip pavyzdys, aptikus nufilmuoti spalvotai, jinai gali tą padaryti. Visos vidaus SVIZO kameros gali būti montuojamos apverstos. Kaip matoma čia. Turime ir E6. Patraukliausia, gražiausia ir išmaniausia iš vidaus vaizdo stebėjimų kamerų. Ši kamera turi VDR funkciją, tai padeda sureguliuoti apšvietimą, primažinti intensyvų šviesos srautą ir padidinti šviesos srautą ten, kur jo nėra beveik visai. Kai kurie klientai nori pastatyti akumuliatorinės vaizdo stebėjimo kameros vien dėl to, kad jom nereikia papildomo maitinimo. Jas galima statyti visiškai bet kur. Svarbiausia, kad informaciją perduotų per Wi-Fi. Šios kameros privalumas yra tai, kad jie turi Type-C jungtį ir 512 GB SD kortelė gali būti talpinama į ją. Akumuliatoriaus turėtų užtekti iki 50 dienų, jeigu jinai veiks iki 5 minučių dieną. Visos akumuliatorinės kameros tiek lauko, tiek vidaus yra skirtos filmuoti epizodiškai. Tai reiškia, jos veiks tik tada, kai bus suveikimas. Aišku, jūs prisijungti prie kamerų ir padaryti tą live view vadinamą galite bet kada. Belaidė SVIZO apsauga. Visi belaidžiai įrenginiai siunčia informaciją į centralę. Į centralę galima prijungti iki 64 įrenginių. Centraliai vienintelis įrenginys, kuriai reikia tiesioginio maitinimo. Papasakosiu apie skirtumus AX Pro ir šios apsaugos sistemos. Tai SVIZO apsaugos sistema skirta galutinių vartotojų, jos negalima prijungti prie apsaugos pulto ir pati centralė neturi integruoto akumuliatoriaus. Tai reiškia, dingus maitinimui ši apsauga taip pat įsijungs. Ta labai svarbu yra paminėti. Kadangi yra nedidelė, apsaugos sistemą galima užmaitinti netgi nuo powerbank. Visi įrenginiai siunčia informaciją centraliai Zigbee protokolu. Tai reiškia, iki 200 metrų atstumu atviroje erdvėje visi jie informaciją siūs jai. Turime judesio jutiklį, lauko sireną, temperatūros ir drėgmės jutiklį, magnetuką, termostatinį valdiklį, dūmų daviklį, pultelį, kuris įjungia signalizaciją, apsaugą ir vandens nuotėkio jutiklį.
Be abejo, kainų skirtumas tarp AX Pro profesionalios apsaugos sistemos ir S-Viso yra tikrai didžiulis. Vienas iš įdomesnių ir pats naujausias mūsų renginys yra S-Viso durų spyna. Įdomi yra tuo, kad galima atrakinti ją naudojant piršto antspaudą, kortelę priglaudus prie ją arba tiesiog suvedus durų kodą. Jinai maitinama yra baterijom, kurios yra 8 2A tipo. Baterijos reikalingos tik tai 4, kitos 4 yra vadinamos rezervinės. Taip pat jinai turi ir užraktą nuo vaikų. Jeigu visos baterijos įsikrauna, aišku, telefonas, programėlė siunčia jums pranešimą, bet jeigu taip nutiktų, kad įsikrauna visiškai, galite atrakinti su avariniu rakteliu iš apačios. Taip pat durų rankina turi ir Type-C jungtį, kur galima pajungti powerbank. Einam iki paskutinio mano stendo AX Pro belaidės apsaugos sistemos. AX Pro apsaugos sistema. Visi renginiai siunčia informaciją į centralę. Centralė turi integruotą akumuliatorių, kuris veiktų netgi dingus elektros maitinimui. Dauguma AX Pro renginių yra juodos arba baltos spalvos, kaip ir parodyta šiame stende. Vidaus renginiai, kaip pavyzdys, yra magnetukai 3 rūšių, tačiau ši sistema skiriasi nuo S-Viso to, kad ši yra profesionali. Atstumai yra daug didesni. Informacija siunčiama radio bangomis 868 MHz dažniu. Ir įrenginiai nuo centralės gali būti nutolę tobuloje erdvėje iki 2 km. Stende pavaizduotas yra lauko judesio jutiklis su kameros moduliu, lauko sirena. Vidaus įrenginių yra daugiau, nes dažniausiai žmonės viduje naudoja platesnį įrenginių gamą. Klaviatūra gali būti juoda ir balta, pultelis, judesio jutiklis su kameros moduliu, turime judesio jutiklių įvairiausių, judesio jutiklis paprastas, su mikrobangomis, užuolaidinis, lubinis ir taip toliau. Turime vidaus sireną, nes kuo toliau, tuo labiau žmonės stato vis sandaresnius namus, todėl kartais lauke suveikus apsaugos sistemai žmonės viduje negirdi. Todėl padaryta yra vidaus sirena. Temperatūros ir drėgmės jutiklis, relytės, su kuriomis galima padaryti automatizaciją, kaip pavyzdys atidaryti vartus ar atidaryti garažo vartus. Taip pat galima valdyti lemputės ar kitus jūsų išmanius įrenginius. Ir paskutinis iš namų įrenginių yra dūmų daviklis. Turime mes juos 4 rūšių. Dūmų daviklis, kuris veikia iki 800 m atstumų, iki 1600 m atstumų. Turime karščio ir CO daviklius. Hibridinė centralė nuo belaidės skiriasi tuo, kad gali į ją įjungti ir laidinius įrenginius. Galima iki 16 laidinių įrenginių fiziškai sujungti į pačią centralę. Neturi integruoto akumuliatoriaus, tačiau yra vietos pačioje centralėje palikta 7 Ah akumuliatorių. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitose parodose.